Na ką, chebrytė, laikas minti šį kartą Ukmergėj ir jau tęsime tradiciją joninės ant dviračio. Tai yra antros mūsų joninės ant dviračio ir mes jas norime švęsti su jumis, su visa bendruomenė. Todėl vėl keliamės beveik į Lietuvos centrą, tiksliau į miestą, Ukmergės miestą, į kurį patogu atvažiuoti visiems. Ir kuriame yra unikali Valdo Krukausko sukurta trasa, kaip jis ją, kaip dalį jos pavadino Kringelys. Ir iš tikrųjų tai yra labai dinamiška, greita trasa. Ir kaip aš čia pasakiau vienam iš dalyvių, kad vairas sukiosis kaip propeleris. Tai yra reikia didelės koncentracijos, kadangi yra labai daug posūkių, reikia atidumo, daug pavairavimo, daug nusileidimo, tačiau yra labai nedaug sukilimo. Tai tokia dinamiška, greita, manau visiems patiksinti trasa. Ir jinai tokia matyti yra vienintelė Lietuvoje, unikali, kur tiek kilometrų mes galime matyti ir turėti tikro MTB miško. Na, šitos trasos, kaip čia pasakyti, vyšnytės ant torto yra tilteliai. Tai tie tilteliai yra taip sumeistrauti gerai Valdo, kad jie nėra labai platus, tačiau nėra ir per siauri. Bet atvažiavus labai dideliu pulsu, užpiltom, kaip aš sakau, akim, reikia koncentracijos, kad ant to lieptelio pataikytum ir pravažiuotum tą trasos dalį. Kitu atveju gali pagauti kiškį ir išsimaudyti upelyje. Šioje trasoje nuobodžių tiesiųjų nebus, visur bus dinamika, turėsime vienintelį pervažiavimą, gal trumpiau negu kilometro pervažiavimą iš vienos trasos dalies į kitą, tačiau be to pervažiavimo mes negalėtume pasiekti trasos dalies, kurią, kai pamatėme su Remi, pasakėm, wow, šita turi būtinai būti joninėse, kadangi jinai yra antiek unikali ir antiek tokia flow, tokie, aš ją ne kringeliu pavadinčiau gyvatėlę, kadangi ten galima tikrai ir išsiminti greitai, ir be stabdžių, minant, manevruoti tarp medžių, tokių flow. Yra vietų, kuriuose galima atsiremti su dviračiu, kad neišslysti. Iš tikrųjų, kaip kokiam atrakcione vaikai, kai sukdavomės ant karuselių, maždaug taip pat pasijaučiame. Iš tikrųjų, ta dalis yra unikali ir nuostabi. Labai daug miškingų vietų, labai gražaus miško, tikro lietuviško miško ir yra atkarpų, kuriuose tikrai smagiai pasileisime nuo kalniuko ir netgi galėsime, kas norės, atlikti keletą šuolių. Varžybų startas bus iš tos pačios aikštės, kur ir startavom praeitą kartą, tik tai, kad sukom ratus šalia aikštės ir į aikštę grįždavom jau finišavus. Tai šį kartą, kadangi turim laiko matavimo įrangą, kuri jau fiksuoja rato laikus, taip anksčiau nebuvo, galėjom užfiksuoti tik tai vieną ratą arba visą varžybų distanciją. Tai šį kartą turėsime pravažiavimą per aikštę, per starto finišo miestelį ir nuvažiuosime toliau, kiekvienas jūsų rato laikas bus fiksuotas. Trasoje nedaug vietų lenkimams, iš tikrųjų reikės naudotis ir tokia
prašymo praleidimo strategija. Tai yra, kai privažiuojam prie žmogaus ir paprašom kažkokioj tai vietoj apsilenkti. Yra vietų lenkimo iš tikrųjų ir Armandas parodė Remigijui, kaip jisai gali apsilenkti lėtesnį varžovą. Tai iš tikrųjų buvo ganėtinai juokinga situacija, kai važiavau paskui juos ir Armandas tiesiog šovė per kraštą, kad apsilenkti Remigijų. Tai manau, kad tikrai rasite vietų, kur lenkti. Na, o kaip visą laiką mandagiai galima paprašyti, kad varžovas jūs praleistų ir manau, kad susitarsit, radus kažkokią tai platesnę vietą. Jūsų varžovas galės jūs praleisti ir jūs taip toliau galėsit saugiai tęsti varžybas. Na kągi, mes su Remiu ir su Agne lauksim jūsų kaip ir visą laiką starto finišo miestelėje. Birželio 23 dieną, 6 val. Vaikų startai, vaikai turės atskirą ratą. Na ir tikiuosi, kad smagiai pabūsim, pabendrausim, pavaržybausim. Planuojam didelį čili troškinį, tai kartu skaniai pavalgysim. Gali būti, kad bus kažkokių tai gėrimų, užkandžių. Na ir laužas, be abejo, elektriniai dviračiai turėtų padaryti, kaip visą laiką, kaip jau įprasta šou, per MTB Hopperį, per laužą, visgi joninės, turim pašokinėti. Kas norės, galės šokti be dviračio, kas norės su dviračiu, žodžiu, pasilinksminsim, pabūsim, gerai praleisim laiką. Ir tikiuosi, kad tęsim šią tradiciją dar ir kitais metais. Na, aišku, čia dar nepraėjo šitie, o jau galvoju apie kitus. Tai šiandien tiek. Ate, pasižiūrėkite trasą ir susitiksime jau neužilgo.